Labą dieną. Ponios ir ponai, aš chronologiškai tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes turime nutolti nuo to labai įdomaus laikotarpio, kurį ką tik tai pristatė mano kolega. O pats pradėsiu dabar pokalbį apie 18 amžių, kai susikūrė Rusijos imperija. Mano referatas bus ne tik tai apie tai, kaip imperinis sinodinis bažnyčios pamatas buvo sukurtas, bet ir apie tai, kaip Kijevo metropolijos stačiatikai galėjo išlaikyti savo išskirtinumą ir kaip tai pavyko išlaikyti per amžius. Tam, kad galėtume kalbėti aplamai apie Kijevo stačiatikų metropolį 18 amžiuje, turime prisiminti tiesiog apie valstybę, kaip valstybė įžengė į tą amžių. Kitaip tariant, buvo labai sudėtinga situacija, kadangi Kijevo stačiatikių metropolis buvo administracinis vienetas, kuris priklausė Žečpospolitai. Ir vėliau taip pat buvo pasakyta, kad jisai buvo lokalizuotas vienoje Dnipro upės pusėje, na ir kitoje pusėje buvo Rusijos imperija. Taigi va toks padalymas egzistavo. Be to, LDK buvo svarbių stačiatikybės centrų, kurie buvo pavaldus Kijevo metropolijai. Štai galite ir Vilniuje matyti tokį pavyzdį ir būtent Kijevo metropolijos atstovai, Kijevo metropolito atstovai, taip pat turėjo tą patį centrą kaip ir Luckas. Dėl teritorinių praradimų, kurie buvo nuo 18 amžiaus pradžios, ta situacija buvo pakankamai gera, kadangi tai buvo kultūrinis ir intelektinis centras, toksai brandolys ir po daugia konfesinių reformų, kurios buvo pradėtos 17 amžiuje iki Petro Mohylos ir po to toliau jo vykdytos ir jo pasiekėjų vykdytos reformos. Būtent Kijevo stačiatikių bendruomenė suprato visą tą istoriją, kaip bažnyčia buvo valdoma iš vieno iš centrų. Ir taip pat ta bažnyčia turėjo labai didelį dangiškųjų globėjų skaičių. Vietinių šventųjų liudijusių apie Dievo palankumą. Ir praktiškai yra parengta labai gera hierarchija, taip pat yra labai galinga akademija, kuri taip pat byloja apie dvasininkų bei pasauliečių drausimimo programą. Taigi praktiškai yra ir daug publikacijų ta prasme, o jeigu kalbame apie pokonfesinę Lenkijos ir Lietuvos valstybę, tai būtent išsilavinimas leido Kijevo intelektualams prisitaikyti prie įvairių kultūrinių ir religinių praktikų. Per 10-15 paskutinių metų istorikai būtent įrodė, kad tai, ką mes vadiname graikų arba lotynų šaltiniais, jų įsisavinimas būtent prisidėjo prie 18 amžiaus tokios polimorfinės Kijevo stačiatikybės. Puikus to pavyzdys būtų ukrainiečių intelektualų daugiakalbystė. 17 amžiaus 9-ame dešimtmetyje Kijevo pamokslininkas Stefanas Javorskis, būsimas Maskvos patriarchalinio sosto vikaras, taip pat studijavęs Vilniaus akademijoje, kreipėsi į savo klausytojus. Na, kadangi jisai rašė daug tokių kalbų ir pokalbių, galėjo taip pat ukrainiečių kalba rašyti tuos kreipimusis. Žinoma, jisai citavo Bibliją, bažnytinę slavų kalbą. O kada jisai redagavo arba apdorodavo tos tekstus, savo pamokslus, savo tekstus, tai jisai kartais cituodavo atskirius terminus lenkų kalba,
lotynų kalba, tam tikrus terminus graikų kalba galėdavo cituoti savo pranešimuose. Po 1686 metų Kijevo metropolijos sostas buvo nekanoniškai pavaldus Maskvos patriarchatui. Ukrainos dvasininkai savo ruožtų išlaikė savo kultūrinio pranašumo ir viršenybės Maskvos patriarchatės suvokimą, bei slapta pareiškė nesutinkantis su jurisdikcijos pakeitimo aktu. Tai, pavyzdžiui, rodo neoficialūs šaltiniai, kurie išliko Kijevo mitropolijų titularijoje. Ir jokios abejonės, tai vėlgi nebuvo kažkokie oficialūs šaltiniai, dar kartą norėčiau pabrėžti, nes būtent tai buvo Kijevo, Galicijos ir visos Rusijos metropolitai. Taigi Kijevo hierarchai vadinami buvo Kijevo, Galicijos ir visos Rusijos metropolitai. Kodėl tai buvo svarbu? Tai buvo svarbu dėl to, kad Rusijoje buvo oficialus Kijevo metropolito titulas, kuris buvo kitoks, kuris buvo skirtingas, o Ukrainoje būtent buvo ta kita jurisdikcija. Ukrainos ortodoksų intelektualas, kaip ir pirmoje 17 amžiaus pusėje, kai ginčiai su unito oponentais pagal naują bažnytinę politinę tvarką pabrėžė, kad biblinė šventoji žemė ir jos centrinis miestas Jeruzalė yra ne kažkur toli, o čia pat, taigi ir lėmė nuomonę, kad Kijevo erdvė yra šventa, joje talpa daug tų vietų, kur veikia pranašai, Dievas apsireiškia žmonėms. Na ir jokios abejonės jie buvo laikomi Jeruzalės pasekėjais bet kokią dvasinę prasme, kadangi tos biblinės vietos ir atitinkamos tos vietos Kijeve, kurios atspindėjo tą Jeruzalės dvasią, buvo laikomasi tokios nuomonės. Na, o taip pat, kad Kijevas yra Jeruzalės pasekėjas. Kai kurie religiniai centrai, kai kurios vietos buvo būtent laikomos Jeruzalės pasekėjais. Taigi, kaip stačiatikiai išgirsdavo pamaldas cerkvėse, bažnyčiose, suprasdavo, kad visa tai, kas buvo biblijinėje vietoje, buvo atkartota taip pat ir Kijeve. Tuo pat metu kijeviečiai suprato savo istoriją, kuri prasidėjo nuo pažadėtosios žemės ir taip pat suvokė, kad istorija šiame regione prasidėjo nuo krikščionybės atėjimo. Dauguma vienuolynų ir cerkvių buvo pastatyti Volodymyro laikais, 10 amžiuje, ankstesniais amžiais ir taip pat svarbu, kad Ukrainos intelektualai naudojasi to tam, kad galėtų išlaikyti savo intelektinę tapatybę. Maskva to pasinaudojo kaip procedūrinių klausimų, tačiau Kijevas siuntė savo atstovus į Maskvos patriarchatą ir praktiškai epitafijoje, kuri buvo церковні уряди. В Київській митрополії. Dar viena svarbi detalė, kuri leido Kijevo žmonėms suvokti nuosavas kultūrinius
nuosavą kultūrinį pranašumą, yra jų sėkmingas valdymas bažnyčios vyriausybės už metropolijos ribų. Ir pomirtinėme epitafijoje 1707 metais Javinskio metropolitui Varlamui aplinka jo gyrė klebonas ir globėjas už tai, kad daugelis Arkuvyskipijoje labai gerai atlieka savo vaidmenį. Nesunku suprasti, kad kalbame apie tos žmonės, kurie užėmė vyskupų sostus Rusijoje. Atrodo, kad galimybė aprūpinti įvairias bažnytinės valdžios institucijas Maskvos teritorijose savo darbuotojas Kijeve buvo laikoma tikslinga strategija, kad suformuoti norimą ratą. Ryškus pavyzdys. Ten buvo Rusijos teritorijos, Sibiras ir taip toliau. Taigi buvo tikimasi suformuoti tai buvo laikoma tikslinga strategija, kaip suformuoti įtakos tinklą ir savo interesų lobistų ratą. Prie to reikėtų pridėti galimybę ir tiems, kurie norėjo sukurti arba padaryti bažnytinę karjerą. Kijevo metropolijoje tam buvo per mažai galimybių dėl riboto laisvų darbo vietų skaičiaus. Taip pat mes čia turime kalbėti ir apie jų krikščioniškosios misijos suvokimą. Kai buvo pažymėta viename tekste iš Kijevo mokyklos akademijos 1710 metais, čia yra panigyrinės kalbos pavyzdys, akademija išaugino daug sūnų ginti stačiatikių bažnyčią. Kaip galima sakyti, kad tai leidžia mums kalbėti apie būtent tą naują strategiją, tikslingą strategiją suformuoti savo interesų tinklą. Įvedus sinodalinę valdžią Rusijos imperijoje buvo pasirinktas kursas bažnytinio gyvenimo suvienijimo valstybės viduje link. Iš esmės buvo kūrima nauja imperatoriškoji stačiatikių bažnyčia. Dekretų ir reglamentų lygmenių paskelbtų suvienijimo normos paveikė įvairias bažnytinio gyvenimo sritis. Nuo parapijos lygmens, metinių išpažinčių, komunijų kontrolė, bažnyčių puošybos reguliavimas, reikalavimai kunigų elgesių ir savybėms, iki aukštosios religinės kultūros sferos, švietimas, knygų spausdinimas. Sinodo, aukščiausio organo valdančio stačiatikų bažnyčią imperijoje, įsikišimo lygis įvairiose religinės kultūros srityse nebuvo vienodas. Pavyzdžiui, vyskupijų vyskupai buvo įpareigoti atidaryti mokyklas, tačiau iki 18 amžiaus pabaigos niekas nekontroliavo tos edukacinės programos ir griežtesnis taip pat buvo sugriežtintas knygų spausdinimas. Visa bažnyčia ir visa bažnyčios literatūra privalėjo kartoti tai, kas buvo spausdinama Maskvoje. Tas knygas ir tiek ir kalbinė prasme, ir struktūra. Ir viskas turėjo vykti pagal tas taisyklės. Tai buvo rusų kalba, bažnytinės slavų kalbos redakcija. Ir 18 amžiuje, aišku, ta unifikacijos, jeigu mes kalbame apie tą unifikaciją, tai 18 amžiuje Sankt Peterburge nepavyko pasiekti norimo rezultato. Pavyzdžiui, 1766 metais atlikus išsamų Kijevo leidinių išleistų nuo 1728 metų patikinimą buvo nustatyta, kad Maskvos pavyzdžiuose buvo ne tik netinkamų, bet ir tiesiog netinkamų klaidų arba kažkokių pastabų. Tai reiškia, kad visgi negalėjo pilnai sukontroliuoti nei spaudinių turinį, nei jo kalbą. Ir jie net kartojo tiesiogiai Rusijoje, Maskvoje spausdinamų knygų nei turinio, nei kalbos. Vienas iš svarbių skirtumų Kijevo gyventojams buvo kitokio nei Maskvos bažnyčios kalendoriaus spausdinimas.
šimtmetį Lavros spaustuvininkai atkakliai dėdavo nuorodas į savo knygas apie Kijevo Pečerskio šventuosius, nepaisant to, kad jų nėra Maskvos egzemplioriuose. Ir be to, 1767 metais jiems pavyko gauti leidimą tęsti šią praktiką, o pačioje 18 amžiaus pabaigoje jau bažnyčia įtraukė kalendorių į savo sudėtį bendram naudojimui ir tokiu būdu buvo garbinami Lavros šventieji. Ryškus pavyzdys, kaip Kijevo dvasinis elitas Rusijos imperijoje demonstravo savo kitoniškumą, yra pirmojo Kijevo metropolito kunigaikščio Volodymyro Krikštytojo amžininko kulto propagavimas. Atrodo, kad Petras Mohyla bandė skleisti savo kultą 17 amžiaus pirmoje pusėje, bet nespėjo. Ir su nauja pagarbos jėga pirmasis hierarchas Kijeve pasirodė visiškai kitokiomis bažnytinėmis politinėmis aplinkybėmis 1730 metais. Tuomet šventojo relikvijos buvo perkeltos į Pečerskio Lauros ėmimo į dangų katedrą ir vienuolynui jo palaikų. Išsaugojimas tapo svarbių argumentų, pabrėžiančių jo paties pirminę svarbą. Nuo to laiko matėme pakankamai įrodymų apie Mykolo kulto plitimą, tai yra ir piktogramos, ir atskiros pamaldos, atminimo įtraukimas į mėnesinę liturgiją, pasakojimas apie gyvenimą ir metropolitas savo svarbą prilyginamas Rusijos krikštytojų kunigaikščiui Vladimirui ir Rusijos vienuolijos tėvams Antonijui ir Teodosijui, o 1750 metais pamaldose Mykolui jis buvo vadinamas pagrindiniu Kijevo šventuoju, kuris atseit pagražina, papuošė Kijevą. Tačiau švento Mykolo kulto propagavimas ne tik pabrėžė ypatingą Kijevo kaip švento centro statusą, kuriame buvo labai daug jo pasikėjo. Pirmojo hierarcho gerbimas rodė Kijevo metropolijos tvirtumą. Iki tol neturėjo savo kanonizuoto pirmojo hierarcho, o kitos stačiatikių bažnyčios turėjo. Vietoj jo, žinoma, buvo šventi metropolitai Petras, pavyzdžiui, ir Aleksijus. Tačiau pirmą, jie tarnavo už Kijevo ribų Maskvoje. Antra, jie nebuvo prie krikščionybės ištakų. Ir sinodinių laikotarpių stačiatikių imperijai buvo priminimas apie svarbų Kijevo vaidmenį. Aš dar štai ką pasakysiu. Verta pabrėžti, kad iki 18 amžiaus pabaigos Mykolas buvo laikomas grynai Kijevo simboliu. Tik 1796 metais, sausio 17 dieną, buvo išleistas sinodalinis įsakymas įtraukti į Maskvos liturginės knygas trumpą metropolito gyvenimo aprašymą ir paminėti jį mėnesinėme kalendoriuje, kaip tai ir buvo prieš tai daroma dažniausiai Kijevo leidiniuose. Taip pat 17 amžiuje Petras Mohyla stengiasi pataisyti tą situaciją. Tada jie, kaip aš jau ir sakiau, pradėjo kalbėti apie metropolitą Mykolą. Istorikams turbūt jis nėra taip gerai žinomas, kaip gerai jis žinomas bažnyčiai. Bažnyčios institutas tikrai turi labai gerą atmintį apie jį. Kaip ten bebūtų, Petro Mohyla nesugebėjo sukurti kultą iki tokio lygio, kuris būtų priimtinas. Ir 18 amžiuje atėjo laikas ir Mykolo istorija, gyvenimo istorija buvo įtraukta į Kijevo metropolitijos istoriją kaip viena reikšmingiausių. 18 amžiaus pabaigoje Kijevo kalendoriuje buvo 79 rusų ir 39 vietinių šventųjų šventės.
Skirtumas tarp Maskvos ir Kijevo kalendorių sudėties buvo mažesnis nei 3 procentai. Tačiau ši detalė nereiškia, kad ši Ukrainos stačiatikių religinės kultūros dalis tapo identiška Maskvos modeliui. Kijeviečiai šį skirtumą demonstravo skirtingai. Jie skirtingai šventė švenčių iškilmingumą. Pavyzdžiui, Kijevo pagrindinių bažnytinių švenčių sąrašas praktiškai iš esmės nesutampa su Maskvos. Pavyzdžiui, Lavros kalendorijoje buvo 21 šventė kaip tokia didelė šventė, Maskvos pažymėta kalendorijoje tik tai 17. Tuo pačiu metu šie katedros nariai turėjo vieną bendrą poziciją. Jie turėjo iškilmingą minėjimą Švento Jurgio nugalėtojo atminimui. Pačioje 18 amžiaus pabaigoje kijeviečiai kaip paprastas lyginės šventes apibrėžė tas, kurios buvo svarbios Maskvos arba Sankt Peterburgo politinės ir bažnytinės ideologijos požiūrių. Apskritai, Lavros kalendorijoje ne viena iš 79 Rusijos pabrėžtų švenčių nelaikoma didžiosiomis, tik 18 iš jų laikoma vidutinėmis, o likusios yra laikoma paprastomis šventėmis. Vat būtų labai įdomu pažvelgti į tai, kodėl šios normos, kurios turėjo būti unifikuotos visoms sinodinėms bažnyčioms, skiriasi. Taip, ir jų nebuvo laikomasi. Ir kita vertus, Maskvos kalendorijoje išskiriama beveik dvigubai daugiau Rusijos švenčių. 26 pažymėtos kaip vidutinės, 8 kaip pagrindinės. Tai Maskva tiesiog primesdavo savo valią ir apibrėždavo, kokias šventes nori įtraukti. Galiausiai verta pabrėžti dar kas. Bažnyčios kalendorius yra ne kas kita kaip intelektualų pozicijos demonstravimas. Ir jeigu mes kalbėtume apie praktikuojamą pamaldumą, tai tikrasis Rusijos šventųjų gerbimas tarp Kijevo metropolijos tikinčių nėra užfiksuotas. Kaip Kijevo gyventojai suvokė šitą sinodinį kišimąsi į Kijevo metropolijos religinės idėjas, rodo Romano Kiseliovo analizuojamas bandymas 1740 metais įtvirtinti Pečerų patriką. Sinodas nedavė leidimo, atkreipdamas dėmesį į tai, kad būtina redaguoti ir kad negalima platinti Antano Pečeros gyvenimo informacijos. Kad buvo netgi sakoma, kad Lauroje yra palaidotas nusidėjėlis, kuris atgalauja ir kad jis tikrai jis pateks į rojų. Ir Laurai priklausiusios patriko kopijos paraštėse archimandrytas 1745 metais šalia minėto pasakojimo paliko įrašą, kuriame nesutiko su šiuo reikalavimu. Tie, kurie skundėsi ir jie skundėsi dėl to bedievis, o bedievis turės tapti tyliu ir tapti ramybę. Yra kelios svarbios priežastys, kodėl dešimtmečius trukęs sinodinis suvienijimas negalėjo net aukštos Kijevo metropolijos religinės kultūros pakeisti pagal primestą imperinį modelį. Jau nekalbant apie parapijos praktiką. Atsiprašau, ar galėtumėte jūs rezumuoti? Taip, stengsiuos. Pirma, ne visos sinodinės inovacijos buvo naujiena Kijevui, priešingai, ir galima spėti, kad dėka ukrainiečių, pavyzdžiui, buvo ir sinodiniai nariai darbotvarkėje imperijos buvo numatyta įvesti bažnyčios reformas, normas, kurios buvo pažįstamos Kijevo gyventojams. Ir kaip jau pažymėta, laiku bėgant, kai kurie Kijevo papročiai apskritai tapo imperijos mastu. Tas pats, pavyzdžiui, Švento Mykolo gerbimas, taip, Kijeve. Antra, minėtas tokio politinio lobisto tinklų kūrimas buvo sėkmingas. Dėka to, kad buvo tiesiog
kad ukrainiečių sinodas dalyvavo ir norėjo vengti bausmių už įvairius pažeidimus. Pavyzdžiui, spausdinant puikius, atitinkančius Maskvos pavyzdžius, puikias knygas. Kijevo stačiatikių metropolijos teritorija 18 amžiuje, kaip ir Riazanėje, globos teisė, ypač bažnyčios bendruomenės kolektyvinė globa kunigo atžvilgiu, parapijos lygmenių religinio gyvenimo norma buvo parapijos kunigo išrinkimas pasauliečio. Ir buvo sutarties su juo sudarimas, kandidatūros patvirtinimas ir viskupai, kuriems buvo patikėtos sinodinių normų propaguotojų funkcijos, buvo priversti klausytis bendruomenės valios, o pasauliečiai savo ruožtu ne visada buvo patenkinti bažnyčios normomis. Kadangi globėjas ir arba bendruomenė per savo visą tą gyvavimą buvo kontroliuojami steigėjo, tai tokiu būdu tiek ir finansiniai reikalai, tiek ir šventyklos, pavyzdžiui, tobulinimą visada kunigas turėjo išklausyti. Taigi tiksliai, pasauliečiai dažnai tai buvo ta viena institucija, kuri galėjo nustatyti